Gerbiami dalyviai, šios dienos pranešimo tema, kaip jau matote, apie žmogaus genomą. Tai daug jau yra žinoma apie žmogaus genomą, daug ir visuomenė sužinojo, daug sužinojo ir mokslininkai, kas met vis naujų duomenų pateikiama ir Nobelio premijos laureatai neretai būna iš genetikos srities, kas ir neseniai buvo atradus ilgamžiškumo ir senėjimo procesų ypatumus, neseniai yra taip pat paskirta Nobelio premija, apie ką aš taip pat užsiminsiu. Tai kalbant apie žmogaus genetinį kodą, gal pradėsim nuo abėcėlės, nes tai yra, kaip sakoma, pradžių pradžia. Kad kodas genetinis žmogaus yra iki šiol, mokslas tą jau seniai žinojo, bet iki šiol yra patvirtinta, kad suformuojamas gavus iš tėvo ir iš motinos po 23 chromosomas. Ir šis genetinis rinkinys neša informaciją apie praktiškai visą žmogaus gyvenimą. Polinkis į ligas, charakterio ypatumai, netgi polinkis į nusikaltimus arba kaip tik į žygdarbius didelė dalimi yra užkoduotas mūsų genuose. Aišku, kūno formos, ūgis, svoris, tai yra didžiąja dalimi apspręsti genų. Ir jeigu pažvelgtumėm, kurgi yra genai, tai genai iš esmės arba DNR spiralės, konkrečiai moksliškai dezoksiribonukleininės rūgštys, yra patalpinti į chromosomas. Tai yra genų siūlai, jeigu tai pažvelgtumėm į šitą skaidrę. Genų siūlai yra susivinioję labai daug kartų ir susisuka į vadinamasias chromosomas, kurias jau genetikos mokslininkai, analizuodami per mikroskopą, gali matyti ir matyti, ar yra jų skaičius normalus, ar forma normali. Ir iš viso yra 23 000 genų. Maždaug. Kiekvieną kartą mokslas vis tikslina tą skaičių, anksčiau buvo manyta, kad yra 80 000, po to buvo sumažinta iki 50 000, šiai dienai manoma, kad yra 23 000 genų, kurie koduoja dar daugiau tūkstančių baltymų. Pati DNR arba genetinė medžiaga susideda iš nukleotidų, tai yra tam tikros struktūrinės dalelės pažymėtos atitinkamom raidėm. Kaip matom, C, A, T arba G, tai yra vadinamieji nukleotidai. Ir DNR nukleotidų kalba yra įrašas apie visą žmogų. Kiek iš viso yra chromosomų porų, kaip jau minėjau, 23 poros. Kiek iš viso yra tų nukleotidų arba raidelių? Tai yra 3 × 10⁹, tai yra maždaug 3 milijardai šių nukleotidų. Kiekgi tai būtų puslapio, jeigu surašytumėm viską į popieriaus lapus, į enciklopediją? Tai būtų maždaug 1 milijonas puslapių. Aišku, šią salę tilptų tai, bet praktiškai nemažą dalį vietos ir užimtų. Tai, kad įsivaizduotum, kiek informacijos yra užkoduota apie mus DNR grandinėje. Taip atrodo mokslinių tyrimų metu šifruojama žmogaus genomas ir atspausdinami lapai, kai mokslininkai gauna ataskaitą arba iššifruotą DNR kodą ir gali matyti, ar žmogus pagal tą kodą turi polinkį tam tikras ligas, ar jisai neturi polinkio, galbūt tas kodas rodo, kad yra kažkokios paveldimos ligos tikimybė, o gal net ir ta liga jau pasireiškia. Aparatūra, aišku, yra labai sudėtinga, tai yra vadinama sekoskaitos arba sekvenavimo aparatūra. Anksčiau, kai tik atsirado, praktiškai tie aparatai užimdavo gal kokį trečdalį šios salės, dabar tobulėjant aparatūrai,
tai užima pakankamai mažą vietą, lygiai taip pat kaip ir kompiuteriai, kai atsirado maždaug prieš 30 metų pirmieji, tai pirmasis kompiuteris užėmė maždaug tikrai tokio dydžio buvo kaip šis ekranas ir aukščio ir pločio. Dabar jau mes turim ir nešiojamus kompiuterius ir delninius netgi. Tai rodo, kad technika pažengė į priekį. Aišku, progresas yra labai svarbus, bet aišku labai svarbu, kad jis eitų kartu ir su etika, su estetika. Aišku, kyla klausimas kiekvienam žmogui, kaip išsaugoti sveikatą, jaunystę, gerą savijautą. Ir daug atsakymų mes galim rasti mūsų genuose, nes tai lemia ir genetinis polinkis praktiškai į bet kurią būseną. Ir žinodami šias rizikas, mes galime šiais laikais netgi apsisaugoti nuo ligų su genetinio kodo pagalba. Čia ŽGP tai reiškia žmogaus genomo projektas. Tai yra tas projektas, kuris prasidėjo pasaulyje 95 metais ir praktiškai matom, kad procentais kiek buvo ištirta genų. Tai jeigu matom 95 metais, tai buvo vos keletas milijonų tų nukleotidų ištirta, tai matom jau nuo 97 metų iki 99 metų praktiškai visa žmogaus genų seka buvo ištirta ir tas projektas buvo pasaulinis, jis vadinasi žmogaus genomo projektas. Ir 2000 metais jau buvo pirmos išvados pateiktos. Tai yra iššifruotas visas žmogaus genomas. Ir kągi žmogaus genomo iššifravimas jisai nustatė. Čia gal toks bus ir moksliškesnis terminas, bet paaiškinsiu, kuo jis yra svarbus. Buvo nustatyta, kad visą žmogaus genomą arba DNR grandinių seką apie 50% sudaro pasikartojančios sekos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tarkim yra nukleotidų seka CTG. Ir tai pasikartoja daugelį tūkstančių kartų. Ir mokslas iš pradžių nelabai mokslininkai galėjo paaiškinti, kokia yra prasmė tų pasikartojančių sekų. Juk pasikartoja lygiai ta pati seka. Ir vėliau tik buvo nustatyta, kad šitos sekos yra svarbios tam, kad atsirastų nauji genai pas žmonės. Ir šitos sekos paaiškina, kad žmogaus genetiniam rinkiny gali atsirasti netgi nauji genai. O ką tai praktiškai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus savo gyvenimo eigoj gali keisti savo genus. Ir didžiąja dalimi tai priklauso nuo gyvenimo būdo, nuo aplinkos, nuo emocinės būsenos. Ir tas genų pasikeitimas gali būti netgi perduodamas naujai kartai. Aišku, žmogaus genomo projektas dar kartą užakcentavo prenatalinės raidos svarbą genomo reguliacijai. Tai yra žmogaus iki gimimo raidos svarbai. Ir buvo nustatyta, kad genetiniai procesai, kurie yra pirmojoje ląstelėje žmogaus, zigotoje, tai yra apvaisintoje kiaušialąstėje, yra identiški praktiškai procesai ir tai ląsteliai, kurią žmogus turi būdamas jau suaugęs, kai jis turi milijonų ląstelių. Tai yra visų pirma tos pačios chromosomos, visų pirma tie patys dėsniai ląstelių dalymosi, tai yra iš genetikos pozicijų buvo net ir mediciniškai įrodyta, kad žmogus genetinė prasme jau yra nuo pat pirmos ląstelės. Vėliau jam reikės tik didėti ir augti, aišku atsiras ir naujos savybės, ir naujos kokybės, ir dydis aišku kitas, bet genetinė prasme identitetas yra nuo pat pradžių. Ir šitą unikalumą parodė ir 3 gemalinių lapelių stadijos tyrimai. Kai pasirodo gemaliniai lapeliai jau susiformuoja embriono 2 savaitę, tai yra 2 savaitę nuo pradėjimo momento. Ir jau iš pat pradžių būna žinoma, kad iš išorinio lapelio ektodermos vystysis oda ir nervų sistema,
Vėlgi įdomu, kad oda ir nervų sistema iš to paties lapelio. Tai neatsitiktinai rytų medicina akcentuoja refleksinius taškus ir masažą aktyvių taškų atitikmenų esančių odoj, kurie atitinka netgi smegenų atskirus centrus ir kitus organus. Tai yra išties labai rimta medicinos dalis. Iš vidurinio lapelio formuojasi raumenys ir kaulų sistema. Iš vidinio lapelio endodermos formuojasi vidaus organai, kepenys, skrandis, liaukos. Ir jau genetinė prasme kelių savaičių embrionas turi kažkurį lapelį dominuojantį, kai vienas labiau bus linkęs į atletinius sugebėjimus, nes jo vidurinis lapelis raumeninis vystysis intensyviau, kiti galbūt bus labiau išradimus linkę, jeigu ektoderma nervinis lapelis. Kitų, kurių vidaus organai stiprus, jie gali, tarkim, ir vos ne smėlį valgyti ir jokio skrandžiui poveikio nebus neigiamo padaryta, dėl to, kad jų lapelis yra pakankamai stiprus. Vėlgi, pas procesas 3 lapelių formavimas yra labai įdomus, nes ląstelės juda. Išorinio sluoksnio ląstelės, kaip rodiklės rodo, juda. Vėlgi, kas jas valdo? Kas liepia jom judėti? Į šitą praktiškai, kaip jau ir gerbiamas vedantysis minėjo, atsako iš dalies ir kvantinė genetika, nes pasirodo, kad embrionui užsimesgus genetiniai procesai yra lygiagrečiai vykdomi su tam tikrais kvantiniais procesais. Ką tai reiškia? Kad ląstelių genomas turi ne tik materialią savybę, bet jau įrodyta, kad yra generuojamos netgi tam tikros bangos. Bangos elektromagnetinės, kurios turi netgi savo dažnį ir bangos ilgį. Apie tai gale pranešimo naujausius duomenis pateiksiu. Aišku, ši stadija pačioj pradžioje embriono yra pati jautriausia, nes kai formuojasi nervinis vamzdelis, įsivaizduojam, lyg tai yra drobės audeklo gabalas ir jis susisuka į tokį kaip ir tunelį. Tai va ši stadija, kai formuojasi nervinis vamzdelis nuo 18 embriono raidos dienos iki 29, yra vienas svarbiausių dėl embriono sveikatos ir sveikos nervų sistemos. Nes jeigu tuo metu besilaukianti moteris vartotų alkoholį didesniais kiekiais ar kitus nuodus ar vaistus stiprius, ar netgi karščiuotų gripo viruso pasekoj, tai ar netgi kontraceptikus vartotų nežinodama, kad laukės. Ir tokių duomenų jau yra pateikiama. Yra tikimybė, kad šis procesas, darnus užsidarimas nervinio kanalo, gali sustoti. Ir šitas sustojimas gali sąlygoti vadinamai nervinio vamzdelio defektą. Tai yra skeltą stuburiuką arba galvytės defektą. Ir iš tiesų pastebėjom klinikoje tirdami nėščiasias įgimtus sutrikimus pas vaikus. Va šitas nervinis vamzdelis kaip taisyklė pasitaiko jauno amžiaus merginoms pas jų vaikučius, o ne pas vyresnės moteris. Tai ir yra susijęs su būtent kenksmingais, žalingais veiksniais. Kaip jau buvo ir pirmasis pranešimas, tai iš dalies yra susiję ir su narkotikų naudojimu, nes narkotikai jau yra įrodyta, kad ypatingai yra kenksmingi besiformuojančiam embrionui. Dabar genomo tyrimų privalumai, kągi atskleidė genomo iššifravimas. Pasirodo, genomo iššifravimas yra labai svarbus molekuliniai medicinai, nes medicina, kai buvo pačioj pradžioj atsiradusi, tai buvo, galima sakyti, priskirta prie barzdaskučių grupės. Tai yra chirurgai pirmieji buvo barzdaskučiai. Tai yra tose pirtise ar kitose užeigose. Tiesiog ten ir užsimesgė pirmoji chirurgija, kai buvo tuo pačiu ir žmogui, jeigu kažkoks atsirasdavo ar pulinys ar kita liga, ir jis būdavo tuo pačiu, toj pačioj pirty ir operuojamas. Vėliau, tobulėjant medicinai, atsirado įvairūs kiti
prietaisai ir priemonės ir netgi labai įdomi yra istorija to stetoskopo, su kuriuo jums klauso gydytojas plaučius, jeigu jūs pradedat, tarkim, kosėti arba peršalat. Turbūt visų jūsų yra paklausę kada nors plaučius. Tai istorija vėlgi, kiekvieno išradimo turi savo unikalią istoriją. Ir tarkim, ši istorija labai įdomi, pačiam man teko neseniai jas išgirsti, kad anksčiau būdavo klausomi plaučiai maždaug nuo iki 18-19 amžiaus, tiesiog gydytojas pridėdavo ausį prie krūtinės ir bandydavo išgirsti, kasgi ten dedasi su tais plaučiais, ar yra kažkoks švilpimas, ar ūžesys. Ir vieną kartą pas jauną gydytoją atvyko aristokratų dama su negalavimu, įtariant plaučių uždegimą. Ir tas gydytojas labai drovėjosi tiesiog tiesiai priklausyti jaunos ponios plaučių, pridėjus galvą prie krūtinės. Ir jis tiesiog susuko savo dokumentus į tam tikrą vamsdelį ir per jį pasiklausė plaučių. Ir vėliau jisai pamatė, kad žymiai geriau girdisi, negu kad pridėjus tiesiai ausį. Ir tuomet tobulino tą dalyką, sukūrė tam tikrą medinį prietaisą, vėliau jis ištobulėjo iki šiuolaikinio stetoskopo. Taigi nuo tos istorijos einant, matom, kad molekulinė medicina išties yra labai svarbi. Tai reiškia, kad paėmus tam tikrą mėginį žmogaus, netgi iš kraujo arba iš kitų ląstelių, galima sužinoti labai daug apie žmogų. Tiek apie jo plaučius, apie jo smegenis, apie jo kraujotaką ir netgi apie jo charakterio ypatumus ir netgi polinkį priklausomybėm. Ir aišku, tai svarbu ligų diagnostikoje, nes ankstyvas ligų išaiškinimas gali užkirsti kelią jų pasireiškimui, jeigu imamasi ankstyvų profilaktikos priemonių. Lyties genetikos iššifravimas. Vėlgi molekulinė genetika labiau paaiškino, kodėlgi yra kartais nesutarimai tarp vyrų, moterų, kodėl yra kas vieniems yra savaime suprantama, kitiems galbūt netaip aišku. Nes pasirodo, kad vyro ir moters genetinis rinkinys skiriasi 1,5% genų seka, 1,5%. O jeigu panagrinėtumėm tarp rūšių skirtumus, tai yra vyro ir beždžionės šimpanzės, konkrečiai patino, skiriasi tik 0,5% genomo. Tai įsivaizduokit, koks yra įdomus atradimas buvo padarytas, tai paskui ir galima sakyti, kodėl nėra susišnekėjimo. Iš tiesų, turi būti pastangos susišnekėjimui, nėra savaime suprantamo kartais susišnekėjo. Tam reikia dirbti, suprasti skirtumus ir toleruoti vienas kito pažiūras ir galų gale požiūrį į gyvenimą ir į tą bet kokį procesą. Kas gali atrodyti moteriai savaime suprantama sutvarkyti ant kambarį ar išnešti šiukšlės, vyrui gali visai kitaip tai atrodyti. Na, dabar toliau farmakogenetikos galimybės. Iš tiesų dabar jau yra kuriami genetiniai pasai, kai pagal genų seką bus gydoma netgi. Nes vienam žmogui aspirino tabletė gali sukelti pakankamą efektą, jam gali kraujas būti suskystintas tiek, kiek reikia, o kitam galbūt reikės 3 tablečių, kad gautųsi poveikis įprastinis. Kitas dalykas buvo paradoksalios reakcijos aptiktos. Tam pačiam žmogui skiriant raminamąjį preparatą, tarkim, relaniumą, vieną jis nuramina, kaip ir priklauso pagal vaistą, o yra žmonių, kuriems kaip tik gali sukelti nerimą, nors vaistas skirtas nerimo gydymui. Ir vėlgi tai yra priklausomai nuo to, kokia yra mūsų genų seka. Nes pažiūrėkim ir viens kitą. Mes esam net išoriškai visiškai skirtingi. Kiekvieno veidas turi savo ypatumų. O veidas, kas yra veidas? Veido formavimąsi lemia ypač daug genų. Ir tai spindi, kad mūsų genai yra išties pakankamai skirtingi. Genų terapija. Jau į praktiką po truputį pirmuosius žingsnius žengia ir genų terapija. Tai reiškia, net jeigu mes turim kažkokį geną pakitusi, galbūt ateityje bus galima jį paimti ir kaip chirurginiu būdu įsiūti, aš taip jau būtiškai sakau įsiūti, perkelti su sudėtingom ten technologijom, vektorių pagalba
įkelti geną be pakeitimo ir tikėtis, kad jisai prigis ir žmogaus visa sveikata pagerės. Šie eksperimentai kol kas vyksta su gyvūnais, nes tai yra išties labai sudėtinga ir techniškai padaryti, ir praktiškai. Ir tai manoma, kad yra ateities medicinos dalis – genų terapija. Mikrobų genomika. Išties supratimas netgi mikroorganizmų genetikos yra labai svarbus, nes suprantant bakterijų ir virusų genetiką yra sukuriami efektyvūs vaistai, kuriais galima gydyti būtent šios susirgimus. Naujas energijos šaltinis arba biokuras taip pat yra panaudojant bakterijas ir kitus mikroorganizmus. Aplinkos užterštumo monitoravimas taip pat yra svarbus, nustatant lygį aplinkos užterštumo su tam tikrų išvestų bakterijų pagalba ir šiandieną net yra valomi vandenys ir filtruojami ir tai išties labai daug palengvino tą visą švaros įdiegimą aplinkoje. Gyventojų apsauga nuo biologinio ir cheminio ginklo. Taip pat ši sfera yra neapsieina be genetikos išaiškinimo. Toksinių atliekų greitas ir efektyvus valymas, tai jau kaip mes ir kalbėjome. Tai buvo daugiau tokie praktiniai aspektai, kur galima tikėtis šių genomo projekto naujovių pritaikymo. Taip pat ir teoriniuose, fundamentaliuose moksluose genomo tyrimai iš tiesų yra labai svarbus. Jie yra svarbus ir antropologijai, netgi evoliucijos supratime, nes manoma, kad analizuojant X ir Y chromosomas buvo netgi nustatyta, kad ko gero Ieva buvo afrikietė, nes pirmosios moters X chromosomos atšakos yra būtent Afrikos žemyne aptinkamos. Tai tokią galima prielaidą daryti, kad galbūt netgi iš to žemyno yra kilusi būtent ir žmonija. Istorinių įvykių bei evoliucijos įvykių sąsajų analizė. Galima netgi atstatyti tam tikrus elementus, kada buvo amžius tiksliai nustatomas dinozaurų ir seniai išnykusių žmonių, identifikuojama galų gale jų tapatybė, tai buvo ir su Lietuvos kunigaikščių tapatybė. Tai yra iš esmės labai svarbi genetikos sfera. Na, aišku, jau yra žinoma, kad kriminologijoje DNR identifikacija yra labai svarbi, nes vien tik palikus nusikaltėliui plauką galima pagal jį atsekti, iššifravus jo genomą, kokiagi tai buvo asmenybė. Ir Amerikoje jau yra kuriamas duomenų bazės asmenų ir praktiškai jau bet kokio žmogaus, kurio duomenų bazėje bus DNR, jo buvimo vieta ir konkrečiai identifikacija bus įmanoma labai paprastai. Giminystės tyrimuose iš esmės labai yra svarbi DNR analizė, taip pat identifikuojant nykstančias ir apsaugos reikalaujančias gyvūnų rūšis, taip pat bakterijas galinčias užteršti aplinką, audinių bei organų tapatumui nustatyti. Na ir aišku, su genetika yra susiję ir genetiškai modifikuoti organizmai. Kas tai yra genetiškai modifikuoti organizmai? Tai yra organizmai, kurių yra pakeista genetinė struktūra, tarkim, daržovių ar vaisių, su tikslu, kad pagerinti jų kokybę. Bet iš tiesų, ar jų kokybė tampa geresnė, čia yra labai didelis klaustukas. Nes tarkim, jeigu genetiškai modifikuota yra bulvė, tarkim, jos konkreti savybė yra atsparumas herbicidams. Reiškia, kad bulvės auginamos ir naudojami tie pesticidai, konkrečiai herbicidai, kad neaugtų piktžolės, o pati bulvė atspari yra
toms cheminėms medžiagoms. Ir ką tai reiškia, kad žymiai daugiau pilama šių herbicidų, nes bulvės nepažeidžiamos bus augant, o piktžolės išnyks, bet pati bulvė tų medžiagų tai sugers. Tik jos bus nepavojingos pačiai bulvei, jinai nesudžius. Bet bulvėse tuomet gali atsirasti 3 kartus daugiau herbicidų, negu kad nemodifikuotose. Ir iš tiesų eksperimentai su gyvūnais parodė, kad juos maitinant vien tik modifikuotais produktais, tai yra daržovėm, konkrečiai bulvėm, jų sergamumas buvo didesnis negu kontroliniai gyvūnų grupeliai, kur nebuvo duodama genetiškai modifikuotų organizmų. Aišku, labai nerimauti nereikėtų ir panikos kelti, jeigu mes savo lentynose randam tų genetiškai modifikuotų produktų. Jeigu tai yra labai maži kiekiai, jeigu tai yra tiesiog kur neišvengiama, praktiškai dabar jogurto beveik neįmanoma rasti, kad jis būtų be genetiškai modifikuoto krakmolo bulvių arba sojų. Tik kartais dabar gamintojai labai gudriai parašo, kad sudėtyje yra pakeistų savybių krakmolo. O ką reiškia pakeistų savybių? Tai reiškia genetiškai modifikuoto krakmolo, tačiau dabar taip užglaistoma ir tai neįvardinama tiesiogiai. Aišku, žavėti šitais produktais nereikėtų. Ir kai Amerika pabrėžė svarbą pagalbos trečiojo pasaulio šalims, kad čia genetiškai modifikuoti produktai, galbūt jų didelis kiekis padės išspręsti bado problemą, tai tikrai verta suabejoti šitais gerais ketinimais, nes kai pažiūrėtumėm į kitus Amerikos projektus ir pagalbą vargstančiom šalim, tai tokių labai kilnių tikslų tikrai mes nelabai daug ir randam kitų. Aišku, su genetikos projektu yra susiję ir etiniai, teisiniai ir socialiniai aspektai. Genetinės informacijos konfidencialumas ir privatumas. Aišku, kai atsiranda kažkokie privalumai, naujovės, visadagi taip pasigauna kartais ir nesąžiningi žmonės ir nelabai kilniais tikslais. Pastebėta, kad draudimo bendrovės kai kuriais atvejais jau pageidauja užsienį genetinio tyrimo duomenų ir nori išsiaiškinti, ar apsimoka žmogaus sveikatą drausti tokio ar ne. Gal jisai turi polinkį į ligas ir tuomet draudimo įmoka tampa automatiškai žymiai didesnė. Taip pat gali būti diskriminacija ir darbdavių, teisėsaugos, mokymosi, kariuomenės ir įvaikinimo. Ir dėl to iš tikrųjų turi būti kartu su genetiniais tyrimais vystoma ir kita lygiagreti sfera, tai yra bioteisė, bioetika, nes tik tai žengiant mokslo pasiekimams kartu su tikėjimu galima pasiekti teigiamų rezultatų. Na ir aišku, visuomenės švietimas, sveikatos apsaugos darbuotojų yra labai svarbus genetikos klausimais. Kadangi, kai asmuo susipažįsta su genų visa ypatybė, visų pirma, tai yra svarbu priimant tam tikrus sprendimus, kad ir trečias punktas - reprodukciniai aspektai. Teko susidurti su atvejais, kai poros visiškai nepaaiškinus apie genetinius tyrimus, taikydavo dirbtinio apvaisinimo metodus. Ir vieną šeimą žinau, kur konsultavosi dėl sergančiųjų vaikų, kai 2 mergaitės buvo užsimezgusios su Dauno sindromu ir gimė. Porai po dirbtinio apvaisinimo. O kai paklausta buvo pora, ar buvo atlikti tyrimai genetiniai, pasakė, kad ta klinika net neskyrė šių tyrimų. O jeigu jie būtų paskirti dar iki pastojimo, galbūt būtų išaiškinta, kad ta pora ir negali susilaukti sveikų vaikų ir tada rinktųsi tam tikrą kitą variantą, galbūt įvaikinimą, kai nebūtų net ir poveikio neigiamo embrionui, nei procedūrų, nei vaistų. Tai vėlgi genetikos išaiškinimas yra labai svarbus daugelio sferų priėmimui. Aišku, yra kuriami nauji projektai, kurie išaiškina labai daug ir daug ateity galima bus sužinoti, nes yra viešos duomenų bazės, HapMap vadinasi, kur galima prieiti ir rasti daug informacijos, kas atlieka mokslinius tyrimus. Dabar koks yra
tiesioginis praktinis panaudojimas žmogaus genomo projekto. Atsižvelgiant į tai, kad DNR laikoma kaip žmogaus pirštų antspaudai, jau yra atskira tyrimų grupė, vadinamieji DECODE tyrimai, kurie yra ir Lietuvoje. Aišku, dėja yra privatus, valstybė nefinansuoja kol kas šių tyrimų, bet jų pagalba galima sužinoti konkretaus žmogaus tikimybę susirgti vienomis ar kitomis lygomis. Ir čia nebūtinai paveldimum, o tarkim miokardo infarktų, ar išsėtinės sklerozė, ar insultų. Ir imtis atitinkamai savalaikių veiksmų ir pagerinti sveikatą ir savijautą. Ir konkrečiai tiesiog trumpai supažindinsiu su tuo pagrindiniu tyrimu, kuris išanalizuoja 50 unikalių bruožų ir įvairių sričių sveikatos sutrikimų riziką. Tai kaip minėjau, galima ir kraujotakos ligom, astmai, tulžies pūslės akmenligiai, glaukomai, išsėtiniai skleroziai, plaučių, prostatos, skydliaukės vėžiui, diabetui ar netgi vaistų įsisavinimui ištirti tą genetinę seką. Aišku, šie tyrimai yra svarbus, bet jeigu žmogus sveikai gyvena, užsima grūdinimusi, fizinė veikla, pratimais, tai aišku, jeigu idealios sveikos gyvenimo sąlygos, tai net ir be šitų tyrimų žmogus gali savo sveikatą išsaugoti ir išlaikyti. Tačiau jeigu yra kažkokios kenksmingos darbo sąlygos, ar tai tam tikri žalingi įpročiai, tuomet labai svarbu išaiškinti, ar nėra būtinybės staigiai keisti gyvenimo būdą į sveikesnį. Na, čia yra konkretus pavyzdys, kai tarkim pacientui išaiškinama tikimybė, matom viršuje, astmai. Tai 0,5 reiškia, kad jis kaip tik turi mažesnę tikimybę susirgti astmą, nes bet kuris žmogus turi tikimybę lygai santykinai vadinama vienetu. Tai yra vienas. Jeigu įmant sutartinį genetinį žymėjimą, tai 0,5 reiškia, kad dvigubai mažesnė tikimybė susirgti astmą. Tačiau yra kita tikimybė susirgti prieširdžių virpėjimu maždaug 1,4, tai yra apie 1,5 karto didesnė. Tai taip pat, kaip minėjau, galima nustatyti netgi ir priklausomybę nikotinui. Konkrečiai tabakui. Kodėl vienam žmogui užtenka panorėti mesti rūkyti ir jis jau kitą dieną gali neberūkyti. O kitam reikia labai daug pastangų, reikia priemonių, kartais net vaistų, kartais pleistrų nikotino, kad jisai mestų rūkyti, nors ir labai nori. Tai vėlgi tai parodo, kad kiekvienas iš mūsų turim skirtingą genetinį polinkį į šį patį procesą. Bet net ir tai, jeigu aptinkama, kad žmogus turi polinkį į priklausomybę, tai nėra nuosprendis. Tai reiškia, kad jam galbūt reikės 5 kart daugiau valios pastangų, negu tam, kuris neturi polinkio, bet jis tikrai gali to atsisakyti, jeigu bus motyvacija ir noras. Na, aišku, prevencinis planas labai svarbus, jeigu išaiškinamas genetinis polinkis į kažkokią ligą, žmogus yra motyvuojamas keisti, koreguoti veiksnius, tai yra mažinti svorį, judėti, teisingai maitinti, sekti riebalų koncentraciją kraujyje, detaliau cholesterolio, arterinį kraujo spaudimą, aišku, mesti rūkyti. Ir tai būna motyvacija didesnė, nes gali būti nustatoma, kad šitam žmogui yra 6 maždaug 10 kartų pavojingiau rūkimas, jeigu jis turi polinkį, tarkim, į vėžį, negu kad kitam, kuris neturi to polinkio. Aišku, genai veikia daugelį sferų. Nuo jų priklauso, kaip minėjau, reakcija į vaistą. Atskira sfera yra psichogenetika, nes įrodyta, kad žmogaus taip pat ir elgesys yra iš dalies nulemtas genetinio kodo. Ar laimė paveldima, kyla toks klausimas. Tai pasirodė, kad iš dalies taip. Nustatyta serotonino pernešio geno įtaka nuotaikai ir optimizmo jausmui. Nes yra žinia, kad serotoninas tai yra medžiaga esanti smegenyse, kuri atsakinga už gerą nuotaiką. Ir jeigu šitos medžiagos sumažėja, tai yra didesnė tikimybė depresijai.
Tai pasirodė, kad trumpoji geno versija, jeigu genas tas bus trumpas, lemia mažesnį serotonino kiekį organizme ir siejamas daugiau su pesimizmu ir tendencija viską žiūrėti niūriau. O žmonės turintys ilgą tą geną, tai yra daug prisigamina baltymo, serotonino, yra linkę nesureikšminti problemų ir vadovautis geros nuotaikos principu. Tačiau vėlgi, netgi šitą aspektą lėmė ne tik genai, o pasirodo, kad trumpesnis serotonino geno variantas gali būti susijęs su depresija, tik tai jeigu asmuo buvo patyręs daug sunkių gyvenimo situacijų. Tai yra, jeigu jisai nuo vaikystės yra patyręs daug išbandymų, tuomet ir tie genai jau rodys tą silpnąją vietą. Bet jeigu žmogus nenurodė, kad būtų patyręs pernelyg daug sunkių aplinkybių, jo polinkis į depresiją neturėjo nieko bendro su paveldėtu serotonino geno variantu. Tai reiškia, net aplinkybės, kuriuose žmogus buvo, turėjo įtakos jo geno pasireiškimui arba nepasireiškimui. Taigi pozityvus mąstymas įgauna genetinę prasmę. Jeigu yra situacija, tai situacija dar ne viskas. Labai svarbu yra reakcija į situaciją ir mūsų požiūris į ją. Ir jeigu iškyla kažkokia problema, labai svarbu jos nesureikšminti, o tiesiog realiai įvertinti ir pažiūrėti, kągi galima iš tos situacijos padaryti, kaip iš jos išeiti. Nes ir šiuolaikinė psichikos sveikatos samprata ir koncepcija turi savo apibrėžimą, tai nėra vien tik laimės jausmas. Pagal psichinės sveikatos apibrėžimą, psichinė sveikata tai yra būsena gerovės, kai žmogus sugeba sutarti su savimi, su kitais žmonėm ir adaptuotis visuomeniai, mokėti džiaugtis, kentėti ir po to vėl džiaugtis. Reiškia, kad kančių gyvenime iš esmės mes dažnai neišvengiame, bet jas pereiti ir paskui vėl džiaugtis, tai ir yra psichinės sveikatos kaip ir sąlyga. Aišku, jeigu atsitinka tam tikros rimtesnės problemos ar išgyvenimai, kartais aišku svarbu, jau aišku ir gydymas, ir jau kas be ko, bet požiūris į gyvenimą pozityvus tai yra labai svarbu, nes naujausi tyrimai netgi psichiatrų parodė, kad tie vaistai, kurie vadinami antidepresantais, jų veikimo efektyvumas buvo labai panašus, skiriasi tik 10% nuo placebo. O placebo tai yra gliukozės milteliai, kurie duodami pacientui ir sakoma, kad jie yra vaistai. Nes vaistų efektyvumas yra įrodomas, lyginant dažnai su grupe, kurie gavo miltelį gliukozės arba cukraus ir sakoma, kad tai vaistas. Tai antidepresantų praktiškai buvo privalumas nuo gliukozės 10%. Bet aišku svarbu, kad žmogus naudojo tą placebo, jisai įsitikino, kad tai veikia ir įsijungė vidinę laboratoriją, nes žmogus turi labai unikalią vidinę laboratoriją. Ir jeigu jisai turėjo tą požiūrį, kad sveiks, daugelis medžiagų netgi pasipradėjo gamintis ir iš tiesų sveikimas prasidėjo. Kaip minėjau, Elizabeth Blackburn yra Nobelio premijos laureatė, kuri gavo premiją už ilgamžiškumo genetikos ištyrimą. Ir pasirodo, kad kiekvienos chromosomos gale, kad matėt chromosomos 23 poros, yra telomerai. Tai yra chromosomų galai, kurie apsaugo chromosomą nuo suirimo ir yra tiesiogiai susiję su senėjimu. Nes organizmui senstant, telomerai trumpėja, tai yra chromosomų galiukai trumpėja. Ir pasirodo, kad paveldėjus ilgesnį telomerus koduojantį geną, DNR yra ilgesnį laiką geriau apsaugota nuo suirimo ir lemia ląstelės ilgamžiškumą. Čia vėlgi tyrimai buvo labai įdomus, kad tėvų, kurie buvo ilgamžiai, vaikų gyvenimo trukmė buvo taip pat didesnė. Tačiau kita vertus, tėvų, kurie gyveno trumpiau, jų vaikai nebūtinai taip pat gyveno trumpiau. Čia buvo įdomus pastebėjimas, būtent, kad tas paveldimumas buvo į būtent ilgamžiškumą.
Ir aišku, išoriniai veiksniai taip pat gali pagreitinti arba sulėtinti telomerų trumpėjimo procesą. Chroniškas stresas, pasirodo, lėtina tą atsistatymą chromosomų arba trumpina chromosomas ir senėjimą, o fizinis aktyvumas, būtent pabrėžiama, kad fizinis aktyvumas yra labai labai svarbus. Jis yra tam pačiam lygiai kaip ir gera nuotaika, geros emocijos. Tai ilgino chromosomų galus ir tuo pačiu ilgamžiškumą. Na, žmogaus genomo projekto tąsa tai yra prancūzų mokslininko Luko Montagnier tyrimai, kaip aš ir pradžioj minėjau konferencijos, kad įrodyta yra, kad žmogaus genai ir ne tik žmogaus, ir netgi bakterijų ir gyvūnų genai turi elektromagnetinę prigimtį. Tai yra savo kvantus ir yra jau aparatūra, kuri gali netgi išmatuoti žmogaus biofotonus. Yra viena iš teorijų, kad žmogaus biofotonus būtent generuoja DNR. Ir šitą įrodė Nobelio premijos laureatas, kuris yra atradęs netgi živ virusą ir kuris gavęs ir už tai yra Nobelio premija. Vėliau tyrė tyrimus su virusais ir nustatė labai įdomų mechanizmą, kad pasirodo, netgi išgydžius virusą vaistais, kraujyje lieka viruso DNR bangos. Ir galbūt tai yra atsakymas, kodėl nepavyksta išgydyti sunkių ligonių sergančių živ arba AIDS. Virusas jau yra praktiškai išnykęs iš kraujotakos, bet jo programa yra. Ir ta programa, DNR, veikia ir toliau žaloja organizmą. Dėl to, iš esmės, prasidėjo, galima sakyti, nauja era, genetika pastangą sujungia su fizika, ir dabar kvantinės fizikos dėka ir genetikos iš esmės manoma, kad daugelis sričių bus galima geriau suprasti. Na, aišku, yra pastebėta, kad ir žmogaus mintis, ketinimai yra tam tikro dažnio banginė energoinformacija. Ir dėl to už savo mintis, ketinimus mes turim būti labai atsakingi. Ir ne veltui šiuolaikinis mokslas padeda suartėti tikėjimui, bažnyčiai ir mokslui. Nes tiek dvasingumas ir tikėjimas, tiek mokslas kalba apie tą patį. Na, matau, kad jau laikas eina į pabaigą. Gal tiesiog apibendrinant galiu pasakyti, kad informacijos iš DNR iššifravimo dėka galime labai daug sužinoti apie savo ir ateities kartų genomą. Ir galime tai žinodami imtis priemonių, kad sumažintumėm sergamumą ir išsaugotumėm sveikatą. Ir tarkim, išsivysčiusiuose šalyse genetinis tyrimas tampa pirmuoju žingsniu sveikatos apsaugoje, nes šie tyrimai gerokai praplečia įprastinę mūsų mediciną. Taigi dėkui už dėmesį.